Gerdien, Hebra. Kas čia toks ir mėlyns, a? Su H raidė. Husqvarna, jeigu aš taip išsireiškiau, teisinga. Švediškų pavadinimų. Norden 901. Žinoms, matyts, keists mosas. Varna sunta juk labai gera lek, kaip žinia. Expedition, tipo pilns faršas, čia galėt pavadinti, nes yra lankeliai. Nuo Krapovičiaus negaila. Įdomaus dizainą, toks pirms įspūdis galvoju, čia toks KTM su spoileriu padidintų. Kvadrato formos kubo enduro. Ir aš buvau giliai nustebęs, kiek on skiras nuo KTM. Nuo 790 KTM. Nuo 890. Sorry, jau čia naujos laidos, jį neužmirškiam. Kas čia išvies į toks? Nu čia į KTM. Tikra čia į KTM, tik tas unsi patogesnis. Nes šikna nelendvai, drusika į šikna, padau tos plats sėdenis. Velniška kokybiškas mocas. Begėdiška, velniška kokybiškas. Aš norėjau biškai pavažiuoti toliau. Būtent, kad mums man, imponavo, tie pavadinkiam. Aš norėjau atskirti, kas geriau, KTM ar Varna. Nes čia, jeigu aikštelė, pavyzdžiui, čia ką galėtum pasiginčyti, nes enduro iki aikštelis yra. Bet šitas Norden unsi ne aikštelis mocas. Unsi grina važiuoti bekelį. Kaip aš buvau nustebęs, kad pradėjau važinėti, kiek ir pramastyta. Aš nežinau, kad ten inžinierė už ko algą gaun, bet Husqvarnas Hebra, kad dirb su softu ir pramastymu, pelnyta gaun algą ir manau didesnį nei kad ten darbuotoja Indijoje. Kas čia ir? Čia ir specializuots mocas skirts važiuoti enduro. Pro, jeigu pasakyčiau, neklyščiau. Nes ilga kelionė su tokį plat sėdenį žymiai geresnį nei ilga kelionė su siaura sėdenį. Aišku, jis toks rybesnis. Ar tai daug ko nors neišskirčiau. Bet kai jis ir kitoks, ir specializuotas skirts atlikti darbą, tai taip. Išvažiavau aš per jūrų marias, biškių žirkelį pavažiavau, bet nelabai laik turėjau, tai asfaltas atvariau. Kažkokį kaimą atvažiavau, čia biškirtau per šonus, bet, reiškia, graikų kolonos imitacija yra KTM imitacija Varna. Ne. Labai patieka sėdėsime. Aš nenorėčiau čia išskirti, kad čia stabdžiai ten, KTM viskas čia. Čia, grina, KTM nedalyka. Gal tų brembų čia nelabai yra užuodas tokių, nes mocas į tikslinga skirts būtent, keliavimu, kaip sakyti. Tiem žmonėms nereiktų puntavonių visokių, mundryščių visokių, nebūtina. Svarbiausia, ką veiktų ir nesugestų. Nemažas inžinerinių sprendimų ir ortakis, tas ortakis ir sens šimt kaip žemė. Apvalėmpa, gal toks, kaip pasakyti, neturėjai detalių dėjai, bet jis unikalesnis. Apsaugojams varikliaus su tokiu storiu šveleriu, ne, čia aliuminis, nebijok. Jis pakankamas sunkus turėtų būti, bet sonau gali lopti negalvoti. Vis tai tokiai spoilerė, vis tai plasmasis kokybiškas, tropnė padaryta. Toks, matos, rimtas, suręstas, su varžtu. Ir kas giliau pavara, matyti tokie kasekėlis, kažkokį fiškut šitą jungtelį. Juk biški, tarkštai viskas. Pats bada. Pedaliuks koks su aliuminiu užtad. Dėmesiai nukreipti. Niekas čia mundraus, čia viską tem. Tik tas H raidė lipduks, nes nebremba.
Į purškėms bus atskira tema, nes aš tiek sužavėjau softų valdymu, kad tiesiog po šią dainą gal aš kopijuosiu, kažko darysiu, kažko panašaus, kas sugalvoja tokį gazavimą. Tie lankeliai, čia svarbiausi dėžės lankeliai, aišku, čia firminiai kažkokiai. Čia kad temą padėt lenciūgau, kad imsi tekinį pradūrusi. Nežinau, su šliaukom tekinis, bet lygu, kad ne. Šifteris dėl mados, ką pirktų. Miškiant 100 metų reikalings, bet čia kad pirktų. Nes, taip galvos. Kojelis nusilenkančius įmanoma virsti su to mocu. Galva ir žemiau, bet neišskirčiau. Čia jau gali pasikoreguoti visas dalykas. Čia svarbiausia yra, kiek spalvų. Šiaip kažkoks valdyms, iš pat pradžių neįkirtau, bet įmanoma. Čia truotlė pateka. Gazas reguliuojas ir pasiprogramuom, kaip tu nori. On staigia užlup ir paskiau nebelup, o tas, kas sugalvoja ton režimą, asmeninis, man laiką dedu, stiprų laiką. Išmokus važinėti su gazas, išsiaiškinus, kas kapį, būtent pasirinkus režimą, 100 balų kėbė. Blekarnį. Čia ir blekarnį. Duslintuvas blekarnį. Venzykla. Beryšiaus garsą. Turi mąstyti kitoj glušį dėti. Gali darytos iš Darytos, aišku, bet čia iš kelionės motociklas negalima iš užausis. Ta melodija aiškiai, hebra, dėl to galite komentuoti. Atrodo, kaip atrodo motociklas. Rūko žibintai, svarbiausia. Iš karto gauni rūko žibintus, nereikės iš Kinijos pirkti. Kas geriau? Varna ar KTM? Aš imu Varną. Koks ne Varna? Jauda kaip Varna, bet ne Varna. Spiekas Honda Transalp. 750. Naujasis Transalps. 3 kart valio. Iškart išpakot celofano kvapą jaučiantis ir degantis dažai ir tepalas, toks motociklas. Grina, čista, naujasis modelis. Kas susisuko valgoms, kas per stebuklas, lauktasis, nežinau. Bet per kažkokį kilometražą suprasti, ko tikėtis, kas čia toks ir ką mums ir skerts. Sakau, nes kažką važiuoju negali patikėti, kad Transalps ir ištikėm savo tradicijom. Mes abudu kartą važiavom su kolega dviesi šalis su mocais, sako, jums kliūva apsauga į dugną. Ir variklio apsauga, viena kliūn, nes ir eiga nemaža ir minkšta labai. Iš karto noriu taip užpiekti žakiau, čia enduro motas, ne enduro čia. Jeigu enduro, tu greit sulaužysi. Uns jį per minkštas, uns jį per žems, uns jį toks pusiau plento blogo asfalto motas. Apsauga varikliaus uždėta dėl grožiaus. Patogus, labai gera eini. Labai gerai veik shifteris, nes shifteris turbūt nes nepirks kitaip. Visi tie padarimai, Honda Hornet su aukštakulniais. Jeigu galite pasakyti, gal dėl to moterim merginom tiktų. Neįsižeiskit, bachūra. Matinė madinga spalva, nedažyts, labai daug ir sutaupyta detalių.
sutikėm ir gamintos taupa, kad, kam šiems laikais lengva. Bet to į nereik. Atvertų kietų posi, o toks nedažyt mocus jauda plasmasis su lipduku, žymiai geriau, drinkti, nes tas motociklas vis tiek mums įskaitoms, kad pigesnis, aš gal biškai atsiprašau, kad taip pasakiau. Bomžpakis, bet labai gerai suręst. Atlikti darbui motociklus. Tikėti Hondos iliuzijų, kad čia nesugės nieks, taip, čia nieks nesugės. Kad tikėti specialumą. Ne, minkšt, patogus motociklėlis. Grįžus asfaltu, nes žvyrkeliu baisu važiuoti man buvo, nes per minkštas. Grina važiavau žvyrkeliu ir tiek to. Padangos tai su šliauka, kad mes visi mėgstam. Pavyzdžiui, montuot šliaukas šalikelį irgi galėtum. Plastyts visi tai, Afrika, Twin, Forever, kažkas tipo, tokį reikalą. Apsauga, dėl grožiaus, čia mano nuomonė, kas neįsižeiskite. Viskas suvirinta, viskas taip tvarkinga, ne Kinijo čia darė, kaip sakyti, jeigu taip gali juokinga išsireikšti. Itin paprasta viskas suręsta. Ani mėgsta izoliacijai, mėgsta senoviškus teipėjus, 100 metai darė 100 metų. Visas dangtelė radiatoriaus, hamuta, savaržėlis, varštelė, viskas į senovišką. Tai nebloga. Tai nebloga, nes, klientūra mėgsta toks dalykus, nes Transalps atgimė, stor būt toks paprastas. Kaula vėl, keist matyti šias laikas tokį senovinį požiūrį mocą, ir tai nebloga, dasiai pasikartuosiu. Žiūrėk, krovėm rėlinį idėjai, kažin, ką krovėm rėlis ten Hondom. Darbų atlikėms teisinga. Neaišku, kažkokios tešlos tas vis metalas. Ons konkurau su kinietiškas mocas, labai stipriai konkurau. Ir reikėtų pažiūrėti po 10 metų, kas greičiau surudės Honda ar koks kinietis, koks Cefs, šiaip koks Kove, da kažkoks tai. Papač tos plasmais atleitas standartinis motociklo pagaminimas, visiškas standartinis. Kad uns buvo pramastyts važiuoti bekelį, dasi kartuoju, jokių būdų, nes uns jį per minkštas, uns jį biškį gal per sunkus, negal taip gal sakyti, su ko uns gal konkuruoti. Uns gal net konkuruoti net nesukau negal, nes uns jį Transalps. Uns toks jį. Visi enduro kryptis kiniečiai geroką perspėjant ant Honda. Shifteris, kas patiek gerą veik. Ir izoliacija, aišku, nei Honda, daug izoliacijos storą nei viniuono, kur netinka. O viskas, numės radiatorių, hamut, vienkartinis, nesusitaisysi to. Čia toks vienur vieto gali nuimti hamutą, o kitur vienkartinė, būtent jautriausios vietos. Čia ilga tema, bet ir žinutės ateičiai. Joysticką, be joysticų nepirks nieks daugiau tavo. Afrikinė reikala tokiai, tradicinė. Ir televizorius, vyrai, čia svarbiausia, ko jūs reikia žinoti. Softai, sportai, sportas žiauriai gerai. Kuram, žiūram, blikarnį. Patinka papozuoti. Aš supratau jau. Čia ir video į YouTube papulsi. Papulsiu. Su Honda visada. Va. Man tai, pavyzdžiui, pats tas. Nežinau, kaip vyram, bet pažiūrėk. Puikiai.